pristatyti Jums 45 ir 47 Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Thank you very much, everybody. Ačiū visiems. Thank you very, very much. Ačiū labai. Vice President Vance, Viceprezidentai Speaker Vance, Johnson, pirmininkė, Chief Justice Roberts, aukščiausiojo teismo teisėjų, of the United States Supreme Court, aukščiausiojo teismo vyriausiasis teisėjų, prezidentė Clintonai, prezidentė Bushai, prezidentė Obama, President Biden, prezidentė Bidenai, Vice President Harris, viceprezidentė Harris and my fellow ir citizens. The bendrapiliečiai. golden age of America begins JAV right now. auksinis amžius prasideda dabar. From this day forward, our country Nuo will šios dienos flourish. mūsų valstybė klestės ir bus vėl gerbiama visame We pasaulyje. will be the envy of every nation, Mes and we būsime, will not mes allow kelsime ourselves kiekvienos to be tautos taken pavydą advantage of ir any longer. neleisime daugiau During every single day of mumis the Trump naudoti administration, nei vieną I Trumpo will administracijos very darbo simply dieną. put Aš America first. stengsiuosi, kad Amerika būtų pirma. Our sovereignty Mūsų will be reclaimed. suverenumas Our safety will be bus restored. sugražintas, The bus scales of atkurtas mūsų justice saugumas, will be rebalanced. teisingumas The ir vicious, vėl violent, and sugrįž unfair į savo weaponization tinkamas of the Justice vėžes. Department and our Užtikrinsiu, kad mūsų will teisingumo end. departamentas ir valdžios institucijos, kad neteisybė jose baigtųsi. And our top priority will be Mūsų to create a nation svarbiausias that is prioritetas proud, bus sukurti tokią prosperous, tautą, and kuri free. būtų išdidi, laisva ir klestinti. America will soon be Amerika greater, netrukus stronger, taps and far didesnė, more exceptional stipresnė than ir ever dar labiau išskirtinė niekada nors anksčiau. I return to the presidency confident and optimistic that Grįžtu we į šias are pareigas at the start of a pasitikinti thrilling savimi era of ir national labai success. optimistiškai nusiteikęs. Esu The tikras, tide kad of pasiesime change is nacionalinės sweeping the sėkmės country. Sunlight ir is pouring over the entire world. visą pasaulį America has nušvies the chance to Amerikos seize this šviesa opportunity ir like visas never pasaulis galės before. pamatyti tas But first, Amerikos we must be galimybės, honest about kokių the nebuvo challenges anksčiau. we face. Tačiau pirmiausia, While they are sąžininkai plentiful, they will be įvertinkime annihilated iššūkius, by su this kuriais great mums tenka momentum susidurti. that the world Ir is now pasinaudokime witnessing in the šią United galimybę, States of America. kai visas pasaulis stebi As we gather Jungtinės today, Amerikos our government valstijas. confronts a Šiandieną, crisis kai of trust. susirinkome, mes many years of iš tiesų radical and išgyvename corrupt pasitikėjimo krizę dėl has extracted power and wealth from our korumpuotų citizens, while the pillars of our society institucijų, lay broken dėl and tų, kas seemingly paveržia in mūsų complete disrepair. visuomenės ramščius. We Ir now mes have a turime government that atkurti cannot pasitikėjimą. manage even a Dabar simple mūsų crisis vyriausybė at home, negali net while išspręsti at the paprastos same time vidinės krizės, o ir stumbling into a tuo pat metu continuing catalog of trypčioja catastrophic events abroad. ties It fails daugybę to protect our katastrofiškų magnificent įvykių law-abiding užsienyje American ir citizens, nesaugo įstatymų besilaikančių Amerikos piliečių ir įsileidžia nelegaliai į mūsų šalį atvykusius piliečius, kurie yra ir iš kalėjimų, ir iš psichinių gydymo įstaigų. Mes turime geriau apsaugoti savo užsienio sienas ir mes siekiame saugoti užsienio sienas kitų valstybių, bet neapsaugome savo žmonių ir savo sienų. Mūsų valstybė negali suteikti elementariausių paslaugų katastrofų ir nelaimių atveju, kaip tą mes matėme Šiaurės Karolinoje, kur žmonės iš tiesų nepaprastai nukentėjo.
Ir kitose valstijose, kurios vis dar kenčia nuo uragano, kuris vyko jau prieš daugybę mėnesių, arba visai neseniai Los Andželas, kur mes matome, gaisrai vis dar tragiškai dega. Prieš keletą savaičių mes net ir negalėjome kalbėti apie gynybą, nes nukentėjo net ir patys turtingiausi ir įtakingiausi žmonės, kurie čia netgi sėdi šioje ceremonijoje, dabar jau jie nebeturi namų. Ir tai iš tiesų, toks įdomus momentas. Negalime leisti, kad tokie dalykai pasikartotų. Visi turime imtis veiksmų, turime tą pakeisti. Mes turime viešosios sveikatos sistemą, kuri yra katastrofiška, kuri neveikia. Mes išleidžiame didžiausias sumas pinigų, turime tokią švietimo sistemą, kur mokytojai ir vaikai gėdijasi vieni kitų ir nekenčia mūsų šalies, nepaisant to, kad mes siekiame įskiepyti tą meilę ir visą meilę stengiamės jiems suteikti. Visi šie pokyčiai įvyks ir jie prasidės šiandieną ir įvyks labai greitai. Ir pastarieji rinkimai ir man suteikti įgaliojimai padės apgręžti visą šią neteisybę ir daugybę išdavysčių panaikinti, sugrąžinti žmonėms tikėjimą, sugrąžinti jų turtą, demokratiją ir laisvę. Nuo šios akimirkos Amerikos nuosmukis baigėsi. Mūsų laisvės ir mūsų valstybės nuostabus likimas niekuomet nekils dvejonių dėl jo. Mes per pastaruosius 5 metus man iš tiesų buvo keliama daugiausia prieštaravimų ir daugiausia iššūkių nei jokiam kitam prezidentui anksčiau. Ir aš iš to labai daug ko išmokau. Ta kelionė siekiant susigrąžinti valdžią nebuvo lengva. Ir tą aš galiu tikrai pripažinti. Tie, kurie bandė priešintis, bandė atimti mano laisvę ir netgi bandė atimti mano gyvybę. Vos prieš keletą mėnesių nuostabiame lauke Pensilvanijoje žudiko kulka perskrodė mano ausį. Tačiau tai man įkvėpė tik dar daugiau pasitikėjimo ir tai, kad mano gyvybė buvo išsaugota, buvo ne šiaip sau. Mane Dievas išsaugojo tam, kad aš sugrąžinčiau Amerikai gyvybę. Ačiū. Labai ačiū. Būtent dėl to, kiekviena diena vadovaujant mūsų administracijai, Amerikos patriotų administracijai, mes stengsimės įveikti kiekvieną krizę išdidžiai, galingai ir su jėga. Mes tikslingai sieksime sugrąžinti saugumą, klestėjimą ir taiką mūsų piliečiams. Nesvarbu, kokia būtų jų razė, spalva ar tikėjimas. Mes stengsimės nuo 24-25 metų mes stengsimės kurti laisvę jums. Tai yra išsilaisvinimo diena. Atsiprašau, 20-oji šių metų sausio. Viliuosi, kad šie pastarieji prezidento rinkimai bus prisiminti kaip stipriausias pasekmes turėję ir įsimintiniausi rinkimai mūsų šalies istorijoje. Mūsų pergalė rodo, kad visa valstybė vienijasi ir jungiasi prie mūsų darbotvarkės ir siekia kiekvienas visuomenės narys, tiek jaunas ar senas, ispanakalbiai, azijiečiai, kaimų ir miestų vietovių gyventojai, galingi ir mažiau galingi, net ir svyruojančiosios valstybės, kuriuose mes laimėjome milijonų balsų persvarą. Juodaodžių ir ispanakalbių bendruomenėms noriu padėkoti už visą tą meilę ir pasitikėjimą, kurį parodėte man, balsuodami už mane.
Mes iš tiesų pasiekėme rekordo ir aš to niekuomet nepamiršiu. Išgirdau jūsų balsus kampanijos metu ir nekantriai laukiu dirbti su jumis šiandieną ir ateinančiais metais. Šiandieną yra Martino Liuterio Kingo diena ir tai yra didelė garbė. Sekdami tą garbę mes stengsimės įgyvendinti jo svajonę ir paversti tą svajonę realybę. National unity is now returning. Ta vienybė, kuri grįžta į mūsų šalį, grįžta į Ameriką. Pasitikėjimas ir pasididžiavimas auga stipriau nei kada nors anksčiau. Visa tai, ką darome mes ir ką darys mano administracija, ji visuomet sieks didžiausios sėkmės ir niekuomet nepamiršime savo šalies, nepamiršime savo konstitucijos ir nepamiršime Dievo. Tai padeda man Dievas. Šiandieną pasirašysiu daug istorinių vykdomųjų įsakų ir jie padės atkurti visiškai Amerikos pasitikėjimą ir štai iš tiesų bus sveiko proto revoliucija. Visur vadovausime sveiku protu. Pirmiausia, paskelbsiu nacionalinę nepaprastą situaciją ties mūsų pietinė siena. Bet koks nelegalus patekimas į šalį bus pažabotas ir mes pradėsime tą procesą, kai apgręžinėsime ir išsiųsime daugybę atvykėlių, kurie yra nusikaltėliai, išsiųsime juos į tas vietas, iš kur jie atkeliavo. Ir mes, įgyvendinsime politiką, likite Meksikoje. Nepagausime ir nepaleisime. Pabaigsiu šią praktiką. Pasiųsiu karius prie pietinės sienos, kad būtų atremta ši katastrofiška mūsų šalies invazija. Ir įsakais, kuriuos šiandieną pasirašysiu, mes paskirsime, įvardysime kartelius kaip užsienio teroristinės organizacijas. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the 1798 metų aktą. Aš taip pat įvardinsiu, kad visi nusikalstami tinklai, kurie atveža nusikaltimus į mūsų teritoriją, į mūsų miestus, į mūsų mažuosius miestelius, kad visa tai būtų uždrausta ir pažabota. Kadangi esu vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas ir turiu ginti mūsų šalį nuo grėsmių ir invazijos, būtent tą ir ruošiuosi padaryti. Ir mes padarysime tą tokiu lygmeniu, ko dar niekas nėra matęs. Taip pat nurodysiu visiems savo kabineto nariams ginti tai, kas buvo rekordinė infliacija. Sieksime kovoti su rekordinė infliacija ir sureguliuoti kainas. Infliacijos krizę sukėlė per didelės išlaidos ir augančios energijos kainos. Būtent dėl to šiandieną taip pat paskelbsiu nacionalinę energetikos nepaprastąją situaciją ir mes gręšime ir gręšime.
America will be a manufacturing nation. Amerika ir vėl bus gaminanti šalis, nes mes turime tai, ko niekada neturės kitos šalys. Tai yra didžiausias naftos ir dujų rezervus žemėje ir mes jais tikrai pasinaudosime. We will bring prices down. Taip, nukris kainos, užsipildysime savo strateginius išteklius iki pat viršutinės ribos ir eksportuosime energiją visam pasauliui. We will be a rich nation again. Ir vėl būsime turtinga šalis. Liquid gold under our feet. Na ir tas skystas auksas po mūsų pėdomis padės pasiekti tų turtų. Savo veiksmais šiandien užbaigsiu žalįjį naująjį kursą, atšauksime elektromobilių mandatą ir ištesėsiu savo pažadą mūsų nuostabiesiems Amerikos autoindustrijos darbuotojams. Kitaip tariant, jūs galėsit pirkti tokį automobilį, kurio norite. Mes ir vėl konstruosime automobilius Amerikoje taip greitai, kaip prieš keletą metų dar niekas nebūtų galėjęs pasvajoti. Na ir dėkoju mūsų šalies autopramonės darbuotojams už jūsų įkvepiantį balsą. Tarp jūsų mano rezultatai buvo nuostabūs. Nedelsdamas ištaisysiu mūsų prekybos sistemą, kad ginčiau amerikiečių šeimas ir darbininkus. Užuot turtinę kitas šalis, mes įvesime muitus ir mokesčius užsienio šalims, kad jos kurtų turtus mūsų šalies piliečiams. Šiam tikslui įkursim išorės pajamų tarnybą, kad jie rinktų visus muitus ir taip į mūsų iždą tiesiog plauks krūvos pinigų iš užsienio šaltinių. Amerikos svajonė netrukus vėl sugrįš, vėl atkursime mūsų federalinės vyriausybės kompetencijas ir efektyvumą. Mano administracija įkurs visiškai naują vyriausybės efektyvumo departamentą. Po daugybės metų nelegalių ir nekonstitucinių federalinių bandymų pažaboti laisvąjį žodį, pasirašysiu vykdomąjį įsaką, kad nedelsdamas nutraukčiau vyriausybės cenzūrą ir grąžinčiau amerikiečiams žodžio laisvę. Daugiau niekada milžiniška valstybės galia nebus pasitelkta persekioti politinius oponentus. Ir aš, patikėkite, apie tai šį bei tą žinau. Neleisim, kad tai nutiktų, tai daugiau niekada nebepasikartos. Man vadovaujant mes atkursime sąžiningą ir visiems lygią teisės sistemą, kuri vadovausis konstitucija ir teisės viršenybė. Į mūsų miestus grąžinsime teisę, įstatymus ir tvarką. Taip pat šią savaitę pabaigsiu vyriausybės politiką, kuria siekiama į kiekvieną viešo ir privataus gyvenimo aspektą diegti socialinės lyties principus. Kursim tokią visuomenę, kuri nematytų žmonių odos spalvos ir vadovautųsi vien tik jų pasiekimais. Nuo šiandien tokia bus oficialiai Jungtinių Amerikos valstijų politika, kad egzistuoja tik dvi lytys – vyras ir moteris.
Šią savaitę vėl grąžinsiu į pareigas visus kariškius, kurie neteisėtai buvo pašalinti dėl to, kad nesutiko vakcinuotis nuo COVID pandemijos, ir apmokėsim jiems už visą netarnyboje praleistą laiką, už kurį negavo atlyginimų. Pasirašysiu įsaką, kuriuo neleisime mūsų kariškiams nuolat tarnybos metu klausytis visokių radikalių socialinių politikų. Tai bus nutraukta akimirksniu. Mūsų ginkluotosiose pajėgose kariškiams bus galima susikoncentruoti į vienintelę misiją, tai yra kovoti ir nugalėti Amerikos priešus. Kaip 2017 metais ir vėl sukursime galingiausią kariuomenę, kokia tik yra buvusi pasaulyje, matuosime savo sėkmę ne tik laimėtais mūšiais, bet ir užbaigtais karais ir galbūt svarbiausia tais karais, į kuriuos taip niekada ir neįsivėlėme. Labiausiai didžiuosiuosi tuo, kad esu taikdarys ir vienytojas. Štai kuo aš noriu būti, taikdariu ir vienytoju. Džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad nuo vakar, dar likus dienai iki man pradedant eiti pareigas, nuo vakar artimuosiuose rytuose įkaitai grįžta namo pas savo šeimas. Ačiū. Amerika vėl užims savo teisėtą vietą kaip didingiausia, galingiausia, gerbiamiausia šalis žemėje, kuri žavės visą pasaulį. Nuo dabar keisime Meksikos įlankos pavadinimą į Amerikos įlanką ir atkursime didingo prezidento Williamo McKinley vardą, vėl pavadinsime jo vardu McKinley kalną, nes taip turi būti, tokia jo vieta. Prezidentas McKinley labai praturtino mūsų šalį tiek per muitus, tiek per talentą. Jis buvo iš prigimties verslininkas, suteikė Rooseveltui pinigų padaryti daugybę dalykų, kuriuos jis padarė. Pavyzdžiui, iškasė Panamos kanalą, kuris kvailai buvo atiduotas Panamos valstybei. O Jungtinės valstijos, tai pamanykite, išleido daugiau pinigų, negu buvo išleidusios kokiam nors bet kuriam projektui anksčiau ir neteko 30 000 gyvybių kasant šį kanalą. Mes šios dovanos niekada neturėjome dovanoti Panamai ir su mumis elgėsi labai siaubingai. Panama nevykdė savo pažado. Mūsų sutartis tarpusavėje buvo visiškai pažeista. Iš Amerikos laivų imama per daug pinigų, su mumis nesielgiama sąžiningai, įskaitant ir mūsų karinį jūrų laivyną, o štai kaina naudojasi Panamos kanalui, bet mes atidavėme kanalą ne Kinijai, o Panamai ir tikrai mes jį atsiimsime. Na ir mano žinutė visiems amerikiečiams yra tokia. Laikas dar kartą elgtis drąsiai, energingai ir gyvybingai, nes esame didingiausia civilizacija istorijoje. Išlaisvindami savo
šalį pakelsime į naujas sėkmės ir pergalės aukštumas. Mūsų neatgrasys. Mes kartu užbaigsime lėtinių ligų epidemiją. Mes užtikrinsime, kad mūsų vaikai augtų sveiki, be ligų. Ir Amerika vėl bus auganti tauta. Tokia, kur auga turtas, kur plečiama mūsų teritorija, statomi miestai, auga lūkesčiai, o mūsų vėliava nešama į naujus nuostabius horizontus. Keliausim į žvaigždes. Amerikiečių astronautai Marso paviršiuje įbes Amerikos vėliavą. Ambition is the lifeblood of a great nation. Ambicijos yra tai, kas įkvepia didžią tautą. Ir dabar mūsų didi tauta yra nusiteikusi ambicingiau nei bet kada anksčiau. Amerikiečiai yra tyrėjai, kūrėjai, verslininkai, pionieriai daugelį sričių. Ir kvietimas naujam nuotykiui yra mūsų sieloje įsirašytas į mūsų prigimtį ir mūsų protėviai. Nedidelės kolonijas pavertė į didžiulį žemyną ir vieną sėkmingiausių valstybių pasaulyje. Amerikiečiai tūkstančius kilometrų keliavo sudėtingais keliais per laukinę gamtą, įveikė kalnus, dykumas ir laukiniai vakarai išvadavo ten daugybę žmonių iš tironijos, įdiegė elektrą ir žmonija pakilėjo į aukštumas. Žmonių žinias tiesiog atnešė žmonėms į rankas visas mokslinės žinias. Ir nėra to, ko mes negalėtume pasiekti, nėra tokios svajonės, kurios negalėtume įgyvendinti. Daugybė žmonių galvojo, kad mes negalėtume, kad aš negalėčiau, grįžti į šį postą. Tačiau pažiūrėkite, kokiai galybei, kokiai didybei žmonių šiandieną aš kalbu. Stoviu prieš jūs lyg įrodymas, kad niekuomet net nesuabejotumėte, kad kažko neįmanoma pasiekti. Amerikoje mes geriausiai pasiekėme neįmanomų dalykų. Nuo Niujorko iki Los Andželo, nuo Filadelfijos iki Phoenixo, nuo Čikagos iki Majamio, nuo Houstono iki čia, Vašingtono. Mūsų valstybė buvo sukurta patriotų kartų, kurie aukojo ir darė viską, kad kovotų už mūsų teisės, už mūsų laisvės. Tai buvo ir ūkininkai, fermeriai, kaubojai, kasyklų darbuotojai, policininkai, pionieriai, kurie kovojo ir protestavo ir įveikė bet kokias kliūtis. Niekuomet tai nesusilpnino jų dvasios. Jie statė dangoraižius, tiesė nuostabiausius greitkelius, kovojo dviejose pasauliniuose karuose su fašizmu ir su komunizmu ir įveikė bet kokį iššūkį, kuris pasirodė jų kelyje. Ir po to, ką mes praėjome, mūsų laukia 4 patys didingiausi metai Amerikos istorijoje. Su jūsų pagalba mes įgyvendinsime tą amerikietišką pažadą ir sukursime tokią šalį, kurią mes nepaprastai mylime. Mes esame viena šeima, viena tauta, globojama Dievo. Ir mes norime savo vaikams įgyvendinti jų svajones. Aš esu su jumis, kovosiu už jus ir laimėsiu jums. Ir mes laimėsime daugiau ir dažniau nei anksčiau. Ačiū. Ačiū.
Pastaraisiais metais mūsų valstybė iš tiesų nemenkai nukentėjo, tačiau mes sugrąžinsime didybę savo šaliai, ji taps didingesnė nei kada nors anksčiau. Tapsime tokia tauta, kuri bus kupina atjautos, išskirtinumo ir galios. Mūsų galia sustabdys visus karus ir įkvėps vienybės dvasios visame pasaulyje, kuris yra toks nenuspėjamas, žiaurus ir smurtingas. Amerika vėl bus žavimasi, ji bus gerbiama, įskaitant žmonės, nesvarbu kokios rasės ar tikėjimo bus žmonės, mes būsime klestinti valstybė, tvirta valstybė ir mes laimėsime. Mes būsime neužkariaujami, mūsų niekas nežemins, mūsų niekas nesmugdys ir nepatirsime nesėkmių. Nuo šios dienos JAV bus nepriklausoma, suvereni ir tvirta valstybė. Būsime drąsūs, išdidus, drąsiai svajosime ir niekas mums nepastos kelio, nes mes esame amerikiečiai ir mūsų aukso amžius tik prasideda. Ačiū, te laimina Dievas Ameriką, ačiū jums visiems. 47-ojo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo inauguracinė kalba, kurią ką tik išklausėme, netrukus šioje ceremonijoje, ji jau eina į pabaigą, palaiminimą turėtų sakyti 4 skirtingų konfesijų atstovai, šventikai.